Dabar seminaro struktūra, tokios 4 loginės dalys, kiekvienai bandysim skirti po 1,5 valandos. Tai pirmą dalį dar kalbėsiu aš, o paskui aš jums tikrai atsibosiu. Tai čia tie staliukai, na kaip ir varjetė, bet iš tikrųjų norėčiau, kad tai bus minčių, idėjų varjetė. Pabandysim taikyti, dabar pasaulyje vėl yra labai madoj, vadinami tokie inovacijų kavinės, žinių kavinės, tai iš tikrųjų pabandysim taikyti įvairiausias technikas, būtent minčių generavimo technikas, idėjų generavimo technikas. Ir šiandien mano tikslas jūs yra supažindinti su viena gana plačiai ir labai populiariai taikoma įvairiuose srityse technika, tai yra proto žemėlapių technika. Ko gero su jie jau esate ir susipažinę, bet šiandien mes ją taikysim analizuoti vertės koncepcijoms. Ir kita vertės išklotinės technika, vėlgi yra kaip ir kūrybiško mąstymo technika, kurią taikome būtent inovacijų vadyboje, versle ir visose kitose srityse, kur reikia strategiškai mąstyti. Iš tikrųjų, visuomenė, jeigu mes kalbam apie inovatyvią visuomenę, tai labai dažnai galima palyginti su tokia metafora inovacijų džiazas, ar ne? Kad tos idėjos jos gali kilti bet kur, bet kokioj formoj ir įgyti išraišką bet kokiam produkte, paslaugoje ar dar kažkur. Ar tai būtų teatras, ar tai būtų fotografija, ar tai būtų restoranai, ar tai būtų kas kita. Darėme nemažai tyrimų, bet šitas yra Europos vertybių tyrimas, kad vėlgi, ar vertės inovacijos, sakykime, tas klausimas yra, ar mes tęsėme tai, ką mes darėme, tai yra darbštumas. Tai Lietuva, Čekija, Vengrija, Rusija, Baltarusija, savybės, ar ne, kurios svarbiausios laikuose. Darbštumas, tai vaikeli dirb, būk geras, ar ne, vat išleidai mokyklą, vaikeli būk geras ir stenkis. Tu stenkis viską gerai padaryti, ar ne? Tai va, tai tokios savybės, kurios užtikrina tęsimą tų pačių dalykų, taip kaip buvo. Ir tarp kitko, žinokit, dar važiuojant per Lietuvą, tai tenka pamatyti arklių ariančių, ką ten arklių, įsikinkius, bobutę, dėduką, sodina bulves. Čia pernai tai dalykas apie kelmę prašiau, tai galvau, gaila, neturiu fotoaparato. Pat lietuviai labai nori mokytis, imlus naujovėm, atviri mobilumui tarptautiniam. Iš tikrųjų, vat lietuviai, ką ir dabar parodė pastarėjai keli metai, labai lengvai, santykinai su kitais pakeičia gyvenamąją vietą, kraustosi į Angliją, į Ispaniją, dar kažkur tai. Bet va šitas kūrybiški buityje, mezga, siuvinėja, puokštes daro, taip toliau. Bet kažkaip tai va tas kūrybiškumas veikloje, versle, kad tikrai generuot pajamas, užsidirbti iš to, kažkur dingsta. Ir tada vat lieka tik tai vat tas darbas, ar ne? Čia yra Macintosh'o vadovas, ar ne, Steve'as. Kiekvieną rytą žiūrėdavo į veidrodį ir pats savęs klausdavo, ko aš norėčiau. Kokia čia yra mintis? Ir to mes ir šiandien užsiimsim, kad iš esmės yra labai sunku, jeigu mes klausime kliento, ko jis nori, ką jums pasako jūsų klientas? Pirmiausia, klientas paklausė, ką jis nežino, ko nori vienas. Aha, jisai klausia, ką jis pasiūlyti. O ką jūs galit pasiūlyti? Aha, ko kiti klientai klausia? Kiek kainuoja? Kiek kainuoja? Bet tas dalykas, kad klientas dažniausiai gali paprašyti to paties, ką jis jau gauna ir, vat kaip ir jūs sakot, na, nesugalvoja, ko jis galėtų norėti. Čia panašiai kaip su mobiliaisiais telefonais. Va, vakar dar važiavau vakare į Klaipėdą ir galvoju, visiems, kurie čia negyvena, tai asocijuojasi su vasara. Ir galvoju, kai būdavom maži, tai eidavom į telefono būdelės paskambinti ten seneliam, taip toliau. Bet niekas nesugalvojo, kad aš norėčiau turėti daiktą, kuris skamba mano kišenėje ir iš kurio aš galiu paskambinti. Mes norėjom daugiau telefono būdelių, mažesnių eilių prie telefono būdelių ir visų kitų dalykų, kurie jau buvo. Tai iš tikrųjų mes galim tik pasiūlyti, klientas gali pasiūlyti patobulinti tai, ką nori. Vat nuotraukose gal raukšlės man nuimkite, arba dar kažką. Tai bet pačios koncepcijos klientas, na, jis pasiūlyti negali. Bet jeigu mes stebėtumėm, ką jis daro ir su kokiom problemom jis susiduria, tai tada mes patys
mąstydami galime rasti tų naujų originalių sprendimų. Kitaip tariant, klientas yra svarbus, bet visai kitaip, analizuojant ne jo tiesiogiai klausiant, ko tu norėtum, bet analizuojant tą kontekstą ir tą prasme, kurią jis tikisi gauti. Ateina pas jis, sako, aš noriu kažko, bet kokia prasme, ką jis nori pajausti, pamatyti, ką jis nori gauti, ar ne, atmosferą, nuotaiką, išliekamąją vertę, kokią vertę, ar ne, ar kažkokius kitus dalykus. Žmogus yra tokia būtybė, kuri yra labai inertiška. Kitaip tariant, tai jeigu vieną kartą pabandžiau gavosi, tai kitą kartą darysiu taip pat, ar ne? Ir strateginiam vėlgi mąstyme tai yra viena iš esminių problemų, kaip sakoma, yra labai klaidinga manyti, kad tai, kas buvo tiesa, šiandien bus tiesa ir ateityje, arba kitaip tariant, šiandienos sėkmės istorija yra rytdienos žlugimo instrukcija, ar ne? Vėlgi tas kalbėjimasis, tai tas naujų mąstymo modelių ieškojimas ir dažniausiai kas tą gali duoti kitas požiūris, ar ne? Kitas požiūris, kurį tau komunikuoja kitas žmogus arba kitos idėjos. Pačiam yra labai sunku pamatyti, nes vėlgi yra aibė tų, netgi YouTube'e pridėta filmukų apie tą selektyvų dėmesį, ar ne, selektyvę atranką, kad aš matau tik tą, ką noriu matyti. Ar ne, ir daiktuose, vartotojuose matau tą, ką noriu matyti. Va čia visi pasakė, kad vartotojai klausia kainos, ar ne, ir jie nieko nenori, tik tai jiems svarbu maža kaina. O gal tai nėra tiesa?